наши зрители, мы приглашаем вас на спектакли сегодня, на хорошие спектакли, которые вы увидите на наших сценах. Хочу представить кукольный театр из Дагестана, который приехал к нам с приглашением, и мы очень рады их видеть. В 19 часов вы увидите спектакль «Тайна персиковой косточки». Мы очень вас ждем. Надеемся, что вы будете рады увидеть этот спектакль, потому что он искренний, потому что он красивый, потому что он светлый. Не только детям, но и взрослым. Приглашаем вас. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Kadangi matau vaikų, tai be jokios abejonės noriu išgirsti jų balsus. Labas vakaras! Karšta labai. Pabandykim garsiau, iš karto vėją sukelsim. Labas vakaras! Labas vakaras! Šaunuoliai, smagu, kad jūs nepabūgote tokio oro, kuris yra nuostabus beje. Ir mūsų festivalyje, tai yra 18-ame tarptautinėme teatrų festivalyje Šermukšnis, turi būti spektaklis skirtas jums mažieji. Taip, kadangi mes sveikinamės su pačiais mažiausiais, tai sveikinamės ir su tėveliais. Tėveliai, jau dabar jūs taip pat jau galit paploti, taip, tėveliai pasiplojam. Ir mėly tėveliai, aš labai tikiuosi, kad jūsų vaikai telefonų tikrai neturi dar, bent jau kol kas, bet vėliau tikrai turės. Tai tėveliai, išsijunkit jūs bent jau mobiliuosius telefonus, nes iš tikrųjų mes nelabai norėtume girdėti pašalinių garsų tokį gražų vasaros vakarą. Taigi, mėlyjei, o iš tikrųjų festivalis, kurie dar nesilankėte vakar, jis prasidėjo vakar ir mes matėm puikių pasirodymų iš Prancūzijos, netgi iš Moldovos ir taip pat klaipėdiečių pasirodymus. O dabar šiandien atėjo laikas, kada mes scenoje pamatysime ne bet ką, bet mūsų svečius iš Rusijos. Paplokim jiems. Dagestano valstybinis lėlių teatras. Ir matysime vaidinimą vaikams Persiko kauliuko paslaptis. Be jokios abejonės, tai yra stebuklingas spektaklis. Šio spektaklio režisierė yra Aminat Jahjajeva ir jie atvažiavo pas mus tam, kad parodytų kažką stebuklingo. Bet turbūt turėčiau dar pasakyti, kad po spektaklio jūsų lauks dar 3 spektakliai 20 valandą, 21:30 minučių ir 23 valandą. Taigi nepabėkite, būkite su mumis visą vakarą, o dabar gražių įspūdžių, pasitikime svečius. Na, o mėly, jie supras, kada reikia pradėti vaidinti, tada, kai jūs jau plosit jau daug rimčiau. Gerai, tiek tėveliai, tiek mamytės plojam ir aš nebejoju, kad jie jau supras, kad reikia pradėti mūsų festivalio 2 dieną. На башне усердно работает мул. Где-то осел упрямый кричит. Ручей по склону в долину спешит. Аул, собирается на Гадыкан. Жду с нетерпением все пихлевал. Позвольте закончить наш долгий рассказ. Зритель готов. Начинаем показ.
gerai. Ar mes taip sutinkame svečius? Ar tik plojimais? Jums leidus aš kalbėsiu gimtąją mūsų svečių kalbą ir padėkosiu jiems už tokį nuostabų, tokį šviesų, tokį puikų spektaklį Dagestano valstybinis lėlių teatras, kuris parodė mums turbūt tą spektaklį, kurį mes vaikystėje matėm. Na, o mažieji gal ne viską suprato šitą kalbą, bet greičiausiai ta emocija pasiekė ir jūs. Кавказетишка энергия. Дорогие наши, мы вам благодарны за то, что вы приехали к нам из далекого Дагестана. Мы благодарны вам за этот светлый спектакль, за то добро, которое вы нам подарили. Мы благодарим вас за энергию, которую вы тут нам показали. Не то, что показали, вы жили. Так жарко, вы... Откуда такая энергия? Это невозможно. Поаплодируем, подлоким, да, как мы встречаемся. Дякуємо режисері Амінат. Благодарим режиссера Аминат Якяева. Директор, руководитель. Извините, пожалуйста, если не так сказал, но все равно мы вас любим очень. Полюбили сразу. Спасибо вам большое.